Alytaus greitosios medicinos pagalbos stotis įsigijo dar vieną naują automobilį. Šįsyk nupirktas modernus Ford Transit su visa reikalinga įranga pirmajai pagalbai suteikti. Pirkinys atsiėjo 77 000 eurų. Jis nupirktas įstaigos lėšomis. Variklis dyzelinis, 2,2 litro darbinis tūris ir 114 kW. 4 varomais ratais įsijungia blokatorius, kuris užklimpus nedidelį greičiu gali išvažiuoti iš sudėtingesnių kelių. Pagalbos automobilyje sumontuota standartinė įranga. Tiesa, technologijos nestovi vietoje, tad medikai įsigijo kiek modernesnius neštuvus. Tikimasi, jog tai palengvins paciento transportavimą iki automobilio. Alytaus rajono savivaldybei priklausančiame greitosios medicinos pagalbos centre šiuo metu budėjimo režime 7 automobiliai. Dirba budinčiam režime 7 automobiliai kiekvieną minutę, o parkas yra apie 15 automobilių, bet jie jau sudėtingesnės techninės būklės, tai mes juos labai retai naudojam. Jie paruošti kaip atsarginiai, kaip jei sugedus šitiem, tai mes juos keičiam. Per metus kiekvienas pagalbos automobilis nuvažiuoja 60–70 tūkstančių kilometrų. Todėl sparčiai susidėvinčią techniką nuolat tenka atnaujinti. Automobilis yra labai didelis dėmuo teikiant greitai pagalbą. Ir ačiū Dievui, kad darbuotojai, reiškia, kolektyvas sutelktai užsidirba pinigų ir sugeba iš savo lėšų nusipirkti automobilį. Tas viskas dėl klientų, tai tiesiog žinoma džiaugsmas. Ir dar kalėdų išvakarėse. Tikimės, kad dar ta paslauga, jos kokybė tik pagerės ir žmonės supras, ir kad politikų dėmesys tam yra. Ir daug Dieve, kad laiku būtų pristatyta greito šito automobilių žmonės, kurie jo keliaus į ten, kur reikia, arba suteikta ta pagalba, kuri iš tiesų, sprendžia tarp mirties ir gyvybės. Tai tas yra labai svarbu. Greitosios pagalbos medikai per darbo pamainą vyksta maždaug į 10 iškvietimų. Pastebime, kad darbo padaugėja, kai išmokamos socialinės išmokos. Tuomet iškvietimų padvigubėja. Brigada numeris 11 išvyksta.